Labas rytas, mėly bičiuliai. Va, gera mašina. Oi, tai kainuos papildomus pinigus. Čia mažiau filmuok iš vis, blem, aš rengiuosi, jisai fotkina, filmuoja, jok per... Nu toks zinai. Tai biškai užrėmiau kažką tenais, reikia pasižiūrėti. Einu kaip į maksą padarysiu. Nu ką, šiandien vėl ne kai ne oboliai, pavarom kai kriaušės, na. Labas rytas. Nu tai ko, jūs drifterė? Na. Ko jūs kuršienų mylėtojai? Pasirašyt. O, pridirbai. Dabar stumsim. Dabar jau stumtai. Va, gera mašina. Oi, tai kainuos papildomus pinigus. Bet aš neužgesinau jos. O, tai stumsi ir tu žino, taip nebus, kad jau stums ir tik mes. Kas bėginės? Tai tu įvažiuodamas. Tai ponas operatoriau, pridės ranką ir jums reikia. O, prašinukė. Su charakteriu. Nu tada. Ar pasirašėt? Darau tik tais nuo ryto. Viskas bus gerai. Tai gal kas turės vis tiek? Gal kažkas turės? Gal kažkas turės? Davai, su dievuliu. Kaip užsipirkti? Ot šliumpa pridarė reikalų. Ką tu galvoji, aš netoks drūtas? Būčiau zuikį pagavęs. Labas rytas, mėly bičiuliai, sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą. Ir šiandien mes sveikinamės kol kas iš labai gražaus ryto, Kuršėnų ryto. Čia bus pilkas fonas. Atvažiavom į trečiąjį Lietuvos Pro lygos čempionatą, tuo pačiu ir Baltijos šalių čempionatas. Turėsime šiandien vienos dienos varžybas. Turėtų pagal tai, kaip dabar šviečiasi, turėtų būti labai graži ir šilta diena. Briefingas finiše. Taip, tai va, žodžiu, tuo eisim į briefingą, išklausysim kaip kas. Žodžiu, viskas labai greitai čia šiandien vyksta, tik atvažiavam, tik va, viską įsiruošim ir tuo eisim į briefingą, rengsimės, sėsim į mašiną ir iš karto važiuosim. Tas labai smagu, kai vienos dienos Pro lyga, tai viskas tik mums skirta, tai realiai mes viską darysim iš eilės. Tai treniruosimės, tada iš karto seks kvalifikacija ir po kvalifikacijos iš karto poriniai. Tai šitas formatas mane labai džiugina, kaip jau turbūt žinot, nes nepadarom jokių pauzių ir važiuojam į šilę. Tas turėtų būti labai gerai. O kaip šiandieną seksis, na tai matysime, nes turime atsivežę padangėlių tiek, kiek manau, kad turėtų užtekti. O kaip viskas bus toliau, tada ir pamatysime. Tai spaudžiam chebrytę laiką ir žiūrim, kaip čia mums šiandien seksis. Atėjo. Einam į briefingą, Alina sakė jau. Jie dar kardano galą atiduotų. Kad tas kardano galas sulūžęs buvo. Yes, welcome to the... Which stage, Salo? To the third stage of the Baltic Drifting Championship. Nu ką, šiandien vėl ne kai ne oboliai, pavarom kai kriaušės, na. Kimšt visus reiks, ne šiandien? Ir visas. Ir finalė vėl. Nu, bandom. Tu labai šiaip giliai leidai, per giliai ten gyvybų nėra. Nes aš... Pradžios neįleidau visai. Ne, pradžios ne, bet ten galų nes tu buferį nukabinai.
praėjo treniruoti. Pirma sesija baigta, turėjom pusantros gal valandos kažkas tokio, tai prisišaudžiau plius minus trasą dabar su Max mišinio padangom, nes tokias buvau susimontavęs iš namų, tiksliau jos buvo likę nuo Kačerginės, nes po pusę važiavimų, pusę padangų buvo likę, tai pavyko padaryti tiek su vienu, tiek su kitu komplektu po 3 berods važiavimus. Man atrodo, kiek čia mes 6 gal važiavimus ir pravažiavom. Visai, gal ir neblogai skaitau. Bandžiau lyg prisišaudyti trasą kažkiek, aišku, dar reiks dabar per antrą sesiją pasitestuoti UHP mišinį, kaip su juo sekasi, nes su šitu tai čia važiavau prieš Estą vieną ir turbūt ir antrą Estą su 92 juodu ir iš Pesuro komandos. Tai neblogai, pasigaunu iškart nuo čia, nuo pradžios, tai problemų su Maxais kol kas nematau, kad bus, nes pilnai eina viską pasivyt, pagaut, greičio užtenka, redukcija atrodo gera. Dabar reikės su kitom padangom pasibandyti, gal viską bandyti trečiu bėgiu, nesižemint prie arkos į antrą, o bandyti trečiu, nes šiek tiek gal pritrūksta už arkos pravažiavus, persimetus prieš galą to antro bėgio, bet iš galo sekti labai gerai, nes turim mažesnį ratų sukimą ir toks staigiau prie durų prisišaudai. Tai va, kol kas iš treniruočių galiu pasakyti, kad tiek, mėly žiūrovėliai. Einam žiūrėti antrą sesiją turbūt ir tada lauksim kitos. Kažkas yra. Dabar bus gerai. Čia mažiau filmuok, iš vis blem, aš rengiuosi, jisai fotkina, filmuoja, jo tararai. Leis normaliai apsirengti vieną kartą. Duoda čia man prieš tą kamerą, paskui nepatogu. Užtrauktuką, kai nepataikysiu dar kažką. Nerandu rezultatų, nesmė. Pirmų važiavimų tai prisidariau kliurkų kvalifikacijai. Šiaip visas važiavimas tai gal buvo viskas gerai, surištas, linija išpiešta, bet man bedarant, kaip matėt, susviedė kažkodėl labai užšveičiau mašiną blemba.
Tada toks atsimetalio, čia pamečiau rankas, tada čiupau už rankinio, žodžiu, labai šūdiną užsistatymą pasidariau. Tai va tas ir lėmė, kad čia 17 taškus surinkom, o antrų važiavimų jau stengiausi tą manžą kiek įmanoma ir tai kažkodėl nesupratau. Toks man besistatant vis tiek ne taip, kaip per treniruotės. Kažkas, nežinau, turbūt per ilgai vėl eiliai sėdėjau mašinai. Tai, o po to jau stengiausi kiek įmanydamas. Išsitempt, išgyvent, tai parskambinau ir kalną jau taip drūčiai. Jau parlėkiau, žiūriu, bliamo, jau taip arti padangų ant rankinuko per gazą, žiūriu, atsitraukiau biškį nuo padangų, tada susižemino bėgį. Nu ir toliau vėl perspiriau. Gal galą ne taip pilnai gražiai užbaigiau. Gal trūko paskutinį 7 klipą pasimt giliau, bet svarbu be raudos putos išlėkiau. Tai 89 balai skaitau, nu tikrai geras rezultatas. Lentelės nežinau, kas pirmam kiek surinko. Žinau, kad pirmam rate 27 likau. O dabar nežinau. Lauksim, tegul visi pravažiuoja ir bus matyti. Na bent tiek, antras pavyko, nuotaikos jau geresnė. Laukiam visų suvažiavusių ir žiūrėsim, kelinti likom bendroji lentelėje. Mašina lygtais veikia, palikau namuose savo telefoną, tai nežinau nei kiek slėgio, nei kiek pučia, nei kokia temperatūra. Tiesiog pagal bendrą suvokimą, jeigu ventiliatoriai išsijungia, vadinasi aušina dar. Tokie reikalai, žodžiu. Gal jūs pasakyti kažką turit? Kaip tavo sesuo gyvena? Čia man dabar nesako rezultatų kelintas esu, tai spėju vis tiek 4 jaučiu. Kelintas? Teks nuvilti. 5. O, nu gerai. Kas pirmi 4? Merilo, Devickas, Vasiliauskas ir Vaškelis. O, tai Vaškelis įžibino gerą. Ką gaunam? 28. Mišelis kažkoks. Kokį pavardė? 14 tas. O jop, tararaika. O jop, šikmat. Nu toks žinai. Nu ką, nu tai važiuosi. Jisai vienu bėgiu tratina, karočią, trūksta jam perdavimo, nu žiūrės. Kažkaip važiuosi. Tai va, 5 vieta. Gerai. Įžibinom tuo antru. Tai va, tai ką, laukiam top 32. Laimėta top 3-2, nesuvažiavo priešininkas iš paskos, kažkodėl kažkas atsitiko, o paskui, bandžiau treniruotės, kad ramstyti išmokti, tai biškį užrėmiau kažką tenais, reikia pasižiūrėti, kažką jobinau ant galo. Galvojau, vis tiek laikau iki galo, bet blemba, jam tik, šikną atmetė ir aš pats dar ant pačio galo, nors realiai nereikėjo šito jau. Bet gerai, iš paskos bent, žinai, buvo tokia agresija, gerai sekėsi, bent mano nuožiūra. Tai va, patogiai, varysim top 16, nežinau, arba Petrauskas, arba Baumanis, tai kažkuris iš jų. Atsileido. Įveržti reikia, atsileido varžtus kažkodėl. Biškį pailsim. Tai Baumanis greičiausiai lyg čia iš nuogirdų.
Gerai, einu pipi maksą padarysiu, dar reiks pasižiūrėti planų, tada vėl ruoštis važiavimui. Čia gumosti dar nafika. Tai važiuojam. Gavom one more time. Taip negražiai užsistačiau. Bamtelėjau į sieną vienoje vietoje. Tai jaučiu, tas mano užsistatymas prastas buvo ir galas. O paskui priešininkas darė korekcijų irgi nemažai. Tai numatyt dėl to ir davė pakartojimą. Spaudžiau maksimum, tai žinai. Ne, tai Sutrenkiai kabinai bloką. Jo. Siokauja. Ne, tai. Tu mane nustūmė į bloką. Ne. Blet, pakelkit droną, pamatysi. Aš pirmą gavau smūgį iš galo ir sustūmė. Ne, tikrai žinot, ne. Pažiūrėk, visi sako. Aš per metrą kokį daugiau dar buvau. Bet kažkas buvo tada. Aš trenkiausi tik jau po to, kai tu jau buvai atsisukęs. Jau manau, tu jau buvai atsisukęs. O aš tik tada trenkiausi. Ne, bet aš jutau, kad mane kažkas stumė. Gal paleido padangą dar kažkas. Neįsivaizduoju, kas nutiko, bet ta prasme, buvau 100% arti. Aš nebuvau. teisėjai. Ir tokį stumimą. Ir tada matau bloką jau ant stabdžių ir tada parėjau į blokus, jau su stabdžiais. Nu, pakels droną Jo. Tai arba kažkas matėsi, tai atrodė, pakels droną, paklausim droną.
Jis irgi tipo sako, gal dėl to kerbo, kad prašokai užsistatant. Aš tai net, man kaip pasakė, aš tai net nejaučiau, kad aš ten šokau per jį. Tai nežinau tada. Nes iš jo čia jis lydo, blema vėl toks buvo, nebuvo palei sieną, man atrodo. Tai nežinau. Nu, vat nežinau, kodėl pralošiau. Matyt, pridariau daugiau klaidų kažkokių. Gal ir galėjo tas kerbo užsistatymas, bet aš tai net nejaučiau, kad aš ten per jį prašokau. Tai matomai gal tą ir įrašė kai mano klaidą. Gaila. Top 16 pralošiau po one more time. Nu ir kaip ir. Pažiūrėsim biškai, kaip važiuos turbūt dar. Pažiūrėsim, kaip Vaškelis su juo suvažiuos. Ūro nesupratau. Kad užsistačiau, per tą šokau. Tu jau tik baigiai važiuoti ir viską, sako, jau ties čia ir baigėsi, žinai. Nu ir ten jie diskutavo tarpusavį, kad ta prasme ant užsistatymo tu per žvyrą šokai pakėlė akmenis į viršų. O ant Čeiso, žodžiu, kažkur irgi ten ties vidurio subirėjai. Nu bet tai čia neteisėjai, čia ta prasme aplinkiniai, žinai. Nes tas vėl sienos nepasiėmė, jis taip važiavo toliau nuo jos. Bet matytas prašokimas, nu aš tada pernai prieš Jurką taip pat irgi, bet aš iš Čeisai ten prašokau. Tai Čeisai, tai žinai, Čeisai gali. Nu bet toks. Čeisai gali. Nes žvyrų pakėlė tikrai. Urmė, o aš kas svarbiausia, atrodo toks, net nemačiau šito kampo, galvoju. Tiesiog mandžiukas, žinai, ir einu. Aš kai tu pasakai, peršokau per kerbą. What the fuck? Atrodė, kad žiauriai su pusė mašinos. Nu tai tada jo, aš jo nemačiau. Parėjom po visų važiavimų, stebėjom viską ant kalno. Nu, ką Vaškelis uždarinėjo, tai aš patyliu. Bet tas mano jaunuolis, prieš kurį važiavau, nu, blema irgi kosminis iš tikrųjų. Vaškelis turėjo ką veikti tikrai prieš jį. Nu, bet padarė. Vaškelis šiandien buvo kaip ant sparnų. Wow, visus važiavimus pražiūrėjom, pasveikinom. Vaškelis 1, Levickas 2, Vasiliauskas 3. Tai va, čia liūdna, bet finalinė smagia gaida ir baigiam šį reportažą. Keliau, Levickas išsiropšė iš... Negalima už vairo vairuoti šampano butelių. Viskas, mėly draugai, ačiū, kad žiūrėjote, kad ir kaip būtų gaila, nepavyko šiandieną papulti top 4, top 8, na bet yra kaip yra. Būna kartais taip, lauksim sekančių varžybų. Mašina patrankyta, bus ką veikti garaže, bet taip yra. Tai viskas, mėly bičiuliai. Dėkingas savo partneriams, Fintransa, Minicar Shop, AZ Extreme, Zestino padangom ir savo mylimiausiems kontribinariams. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame video. Ate.